Aš kapitonas Lyzi iš Islandijos, kur gaminami Lyzi žuvų taukai. Sveika ir natūralu nuo gimimo. Skaitimo naudą vaikams niekas neabejoja. Ir tikiu, kad jiems skaitote daug. Tačiau, kai ateina laikas knygą perduoti pačiam mažyliui rankas, kartais susiduriame su problemėle. Knyga neįdomi, ją sunku skaityti, suprasti. Pasidomėjome, kodėl taip yra ir kaip išrankiuosius skaitovus sudominti. Juk visa tai jų labui. Taip jau yra, kad vis daugiau laiko vaikai praleidžia prie televizoriaus ar kompiuterio, o ne su knyga. Norėdami paskatinti tėvelius kuo daugiau skaityti savo vaikams ir juos pratinti prie knygų nuo mažens, nuvykome į vieną Kaune esančią neeilinę ryto pradinę mokyklą. Čia knygų skaitimo procesas išties nėra užmirštas, o biblioteka viena iš smagiausių vietų mokyklinukams. Kiekvienais metais klasėse renkamas knygų karalius ar karalienė, o mokinukai mokomi ne tik pasirinkti ir skaityti knygą, bet ir ją prižiūrėti. Panašu, kad čia vaikams meilės knygoms netrūksta. Iš knygų tu viską sužinai ir tada būna lengviau mokytis. Man atrodo, kad jos lavina protą, geriau akims yra. Man jis labai patinka, ten visko sužinai iš jų. Turi įdomių pasakojimų kitiems papasakot. Kai prašai rašinėlius, tavo galvoje daugiau minčių atsiranda. Knygelių skaitimo naudą vaikai be abejonės supranta puikiai. Tačiau pripažinkime, ne visas knygas jie varto ir skaito itin susidomėję. Todėl labai svarbu parinkti vaikui tinkamų knygų ir rodyti gerą pavyzdį. Labai svarbu, kad skaitytų patys tėvai ir kad vaikas matytų skaitymo procesą, kad suprastų, kad tai yra malonus procesas. Aš manau, kad nereiktų skaityti nuobodžių knygų ar nemalonių knygų. Tai iš tikrųjų to reikėtų vengti. Jeigu vaikui knygos personažai yra negražūs, atgrasūs, knyga yra nuobodi, ją reikėtų keisti. Laidos Padėkime augti kūrybinė grupė, ieškodama būdų, kaip sudominti išrankiuosius skaitytojus, rado knygelių, kuriuose ne tik gausu įdomių istorijų, bet kurios patrauklios ir savo išorę. Taip vadinamos pop-up interaktyvios knygos su judančiais paveikslėliais, trimačiais modeliais ir žaidimais. Iš tikrųjų, tai gana populiaru, tokios knygos yra gana populiarios, pažintiniai funkcijai, grožinės knygose elementai judantys naudojami gerokai rečiau, bet būtent pažinimo ir funkcijai tokiai, pažinimui arba naujai idėjai, minčiai, arba tai, ką vaikas išmoko fiksuoti, arba papildyti. Kai vaikui knyga įdomi, jis labiau įsimena naudingą informaciją ir nejučia išmoksta dalykų, kurie pravers jam biologijos ir geografijos pamokose. Ši garsaus gamtininko Selemono Paltanavičiaus parašyta knyga atlieka būtent tokią funkciją. Jeigu tėveliams kyla klausimas, kaip tai įmanoma, atsakymas štai čia. Visų pirma, tai yra toks įprastas žaidimas, kuris moko mus gamtos objektų, smegduobės, upės, tiesiog ridenama kauliukų einama. Ir kitas pakankamai unikalus, tai yra gandro migracijos kelio pažinimas. Vaikas pasirinkdamas 2 migracijos kelius, vieną iš 2 gandrų mūsų nacionalinio paukščio migracijos kelių, skraidina gandrą iki Lietuvos. Atradus knygelę, kurioje raidės atgyja, juda ir sukasi, mažiesiems vaikučiams mokytis abėcėlės su knyga gali būti įdomiau nei žiūrėti filmukus. Taigi knyga papildyta ir žaidimo, kad tai būtų vaikui įdomu. Tai yra judantys objektai, žaidimas ir su raidele, taip kaip ir įprastose abėcėlėse, susiję žodžiai, posakiai, mįslės ir kiti įdomus, naudingi dalykai, kurie paskatina vaiką pažinti. Bet pažinti vaiką skatina kitaip, liečiant, juntant, žaidžiant. Tas pažinimas fiksuotas yra. Jeigu pas mus yra įdomi detalė, yra obuolys, ar ne, O raidė, ir iš jos su judančio judėjimo pagalba atsiranda raidė O. Taip išaiškinama lietuviškos abėcėlės raidžių sandara ir ypatybės. Kaip raidė Z virsta Ž, kaip atsiranda nosinės ir kaip pamažu sudėliojami žodžiai. Lietuvių kalba yra sudėtinga, unikali ir permaininga, kaip ir Lietuvos istorija. Puiku, jei knygų kūrėjams pavyksta svarbiausius ir būtinus žinoti Lietuvos istorijos faktus pateikti taip, kad vaikas nesunkiai juos įsimintų. Tai yra Vilniaus įkūrimas ir Gedimino laiškai,
Vaikas knygoje ras Gedimino laišką, jį atsidarys voke ir galės skaityti. Vaikas galės susiklijuoti lituanikos modeliuką. Iš tikrųjų, pagal mastelius padarytą lituanikos modeliuką, kuris vaikui leis fiksuoti informaciją apie skrydį. Žaidimas, spalvinimas, klijavimas ugdo vaikų motorinius įgūdžius. Lavina rašyseną, leidžia kurti ir įsivaizduoti esminius Lietuvos istorijos įvykius. Šią netradicinę knygą susidomėjo ir mūsų mažieji knygų kritikai. Apie ten viską rašo, kas ten senoviai buvo, ar rubliai, ar eurai, ar kas. Jinai nenusibosta taip greitai, kad perskaitai knygą ir jau nori kitos. Skaityti knygeles vaikus skatina ne prievarta, o supratimas, kad skaitymas yra maloni veikla. Pabaigoje tik priminsime, kad skaitymas be abejonės visapusiškai lavina vaiką nuo mažų dienų. Nesvarbu, ar knygelės skirtos kūdikiams ar moksleiviams. Išugdžius vaiko meilę knygai, ji galėtų tapti geriausiu jo bičiuliu, patarėju ir žinių šaltiniu.